Nu, atvariau iki parko. Tai parkas atsidaro 4:30. Parduotuvės irgi žiūri atsidaro panašių laiko. Ir va pasirodo, kur čia visi sportuoja. Aš vakar bėgiojau. Tai nieko nebuvo. O va visi sportininkai čia renkasi. Nu gerai, einu pasižiūrėti. Čia kažkoks ežerėlis yra jiem. O štai čia renkasi. Visai gerai. Kai grįšim čia po 2 savaičių, varys ir aš čia bėgioti ryte. Nu va, ir bevaikščiant. Prašau, kokia gražuolė. Bet sportininkų pilna visur. O kur jie čia visi renkasi, bet man jau laikas. Reik varyti į Puketą. Bus gerai. Nu, jau viešbutį. Viskas gerai. Pažiūrėsim, kaip čia bus mums. Viskas. Nugavom kambariukus. Neblogai. Dušas jau toks nuliovas. Matosi, kad ką tik remontas, dar kitur darė remontas. Čia tokie visi nuliovai. Bet man atrodo, kad čia dar yra jisai biškai kažkoks netoks, koks turėtų būti, mažesnis. Eisiu tuoj pasitikrint, koks čia turi būti. Tai jau, čia gyvensim, o reikia eiti dar pasižiūrėti, kaip tas baseinas. Ar matosi, ar ne, čia pas mus tas baseinas. O, matosi, baseinėlis, neblogai, viskas. Saulytė. O, prašau. Gražu. Nu, atostogos prasideda. Atostogauti. Pabuvom prie jūros, atėjom pas save prie baseino, jau matėm, kad debesis kaupėsi. Tai valyja taip. Fainai. Geruliškai. Neplaukia 30. Tai visai nieko. Nu, vaikščiam savo lengvai. O tapu patongą. Bet oi, tuščia, turistų nieko nėra. Nežinau, kur tie visi turistai, bet šiaip labai nėra turistų. Yra įdomu, kad labai vyrai, pardavėjai ir aptarnautojai dažyti, lakuoti. Visi. Nu ir šiaip įdomiai visokie pasiūlytojai, masažas. Bet šiaip nieko tokio čia labai įspūdingo gatvėse nesimato. O kas įdomiausia, tai bus, manau, su šitais motociklais pavažinėtai. Jau čia ne vieną kartą dėsim pasivažinėjimą čia su šitais motocikliukais galingais. Bus įdomiausia. Nu, išbandysim kalmarą su 8 kojom. Šiaip visokius maistelius. Skanaus. Nu, įžengiam į Patongo Byčio gatvelę. Čia kaip Basanavičiaus gatvė. Palangoje tai čia va. Puketė tokia gatvelė, Patonga. Nu gerai, einu. Visi čia susirinkę, va dėl ko nėra kitur niekur turistų. Čia visi. Nu, baigiam praeiti visą gatvę ir labai trumpa. Ir kažkokia tokia, aišku, ne Basanavičiaus, savotiškai įdomi, bet ne per daugiausiai, kad čia labai norėtųsi vaikščioti. 6 valandos ryto. Bėgau iki pusę kalno, bet toliau lipu
Nes jau statumas neblogas. Ramu kol kas čia visur. Džiunglynai ramus. Turėčiau pasiekti viršūnę. Matyti visą patongą. Iš viršaus. Nu, žiūrėsim. Iš tikrųjų, taigi čia ir ėjau. Čia turėjo atsivert vaizdas. Kaip buvo parodyta nuotraukose. Tai nežinau. Einu ieškot, kur šitas vaizdas. Neradau tenai. Niekur prieimo. Einu čia ieškot dabar. Prieimo į džiunglių viršūnę. Bus matyti. Atėjau, pasirodo, į Dramblių maudynių. Ir čia turistų lankytina vieta kažkokia. Tai va, savo drambliai čia vaikščiai prie pat. Ir čia nieko iš tikrųjų nėra. Užtverta niekur. Taip va, gyvena. Matyt, čia tokiuose nameliuose galima būt. Ir susitiks su tais drambliais, čia net neįsivaizduoju, kas būtų, jeigu man čia norėtų ateiti. Čia matosi mažas drambliukas, net yra vienam pavėsinė pastatyta. Gal jie pririšti čia. Čia ir kainos nurodytos. Tai čia yra po 50-60 eurų, kad pamatyčiau kažką. Nedaug ir pamaitint normaliai. Nori, kad čia turistų būtų, ką žinau. Nu, ką šiandien ragaujam? Spring rollsus. Ananasė ryžiai, žuvis, Su seafood. makaronai, seafoodas. Ir čia kažkokie ryžiukai su spring rollsu dar. Skanaus. Papietavom ir tailandietiškų ledų, blyneliai. Vieną įmam peanut butterį ir nežinau, kokį dar čia įmsim. Norėsiu turbūt vanilą dragon bandyti. Nu, gražus ledukai gausis. Oi, gražiai. Super. Nu ką, vyniojau lazdeles. Nu bus skaniai čia. Nu, prašau. Tuoj ragausim. Ai, negaliu, kaip skanu. Dar vienas rytas. Patongo paplūdimį. Tai va, tikrai labai švaru. Tvarko 10 žmonių. Čia šluoja. Visur šluoja. Visur pilna tvarkytojų. Taip, kad dėl to ir švaru čia. Visur. Nu va, bevaikščiant paplūdimiu. Kokia žuvį atradau. Oi, savo. Sakys. Urna kokia. Nežinau, na jau čia turbūt numirs. Bet geruliškai. Dienos metas. Pasirodo šiandien Tailande yra šalčiau nei Lietuvoj. 31 laipsnis. Lietuvoj 35 žada. Einu į turgelį sulčių nusipirkti. Ir pažiūrėsim. Čia jau parduoda, neparduoda. Matysim. Kiek čia yra vaisiukų visko. Bus liuks. Nu, šiandien vakarieniaujam maisto iš gatvės. Tai gal ir dažniau teisim, pažiūrėsim, koks šis skonis bus. Kaip čia viską pagamins. Aš užsisakiau jau savo steikelį. O, labą dieną. Mestis. Visos pistemėlės. Maištelis. Nu taip, tu... Nu ir po vakarienės desertas. Kokosiniai ledai kokose. Skanaus. Nu čia ne ligoninė, čia masažo salonas. Tai va, jaunimas veidus valysis dabar valandą. Sako, kad reikia. Nu, pamatysim. Na, o mes pasidarysim kojų.
masažą ir rankų masažiuką tuo pačiu, kol dar nu tą vaikam padarys veido valymus, matai. Dabar jau vyksta procesas. Gerai. Saulėta diena paplūdimy, bet prašau, gyvatę gaudo. Visi bijo tos gyvatės. Labai bijo net tos gyvatės kažkodėl tai. Nors neaišku, kas čia per gyvatė, bet tokia spalva graži. Žalia tokia įdomi. Va, buvo pagauta gyvatė, neutralizuota, paplūdimys vėl ramus, buteliuką uždarė, užsuko. Prašau, laimingai gali visi toliau ilsėtis. O čia turim prie baseino va tokių gyventojų. Labai įdomus paukštelė. Pabėgo. Atvarėm pasidaryti po saulės visokių procedūrų. Čia super salonas. Labai fainai. Dabar veido valymas bus. Vakaras. Mieste pilna žmonių. Viską mes atėjom prie jūros. Pasižiūrėti į vakarą, kaip atrodo viskas. Taip gerai. Apšviesta. Ir šiaip nuo kalnų nameliai. Nepaisam. Nu ką, šiandien tailandietišką darysim masažiuką. O, prašau. Paruoštos jau lovelės, nežinau, ką čia mums duoda dabar. Apsirenk kažką reikės. Nu gerai, bandykim. Sėkmės, rapoliukai, laikykis. Nu kaip po tailandietiško masažo. Gerai. Gyvas. O tau? Gerai. Nu gerai tada. Šiandien po naktinį patongą vaikščiojam. Stadionas bokso vietinis. Ir prie šitokio gaidžio auksinio yra tas naktinis turgus. Tai tą naktinį turgų pasižiūrėjom. Nu tai jau šitam turgui čia ir pats pigiausias reikalas. 40 batų, tai apie euriukas sultys. Pačios pigiausios patongė. Bet pardavinėja čia viską, bet nemačiau aš čia niekur nei tarakonų, nei skorpionų. Tokie mitai čia, kaip sakant, apie tuos tailandiečius, kad jie čia valgo viską. Nemačiau aš čia nieko, kad valgyti. Tik pasakiau, kad nėra ir radau čia tokių visokių gražuolių. Bet esu su sustojusiu skrandžiu, tai nebandysiu iš tikrųjų tokių lervų valgyti. Bet geras. Čia žuvies ir vaisių turgus. Tai, kokie mangai didžiuliai, eik savo. Nu, čia gražu. Čia gražu. Kiek čia visko yra. Tai... Eik savo. Kitoj pusėje va žuvelės, krevetės, kalimarėliai, lobsteriai, krabai, visokiausių rūšių daug yra. Bet reikia eiti greičiau čia, nes labai greit prasmirsim. Nu, o čia bulvę imsim vis dėlto. Nu, kas valgyt nori, aš tai visai nenoriu valgyti, tai nieko neimsiu, tik pafilmuosiu. Gal ir čia ką valgyti, bet kur pavalgyti, paskui jau nėra, reikia atsisėsti prie gaidžio valgyti. Nu, bet nieko, Tailando potyris